Ir turime dvi progas, kurias norėjome kartu paminėti. Viena iš jų yra, šiandien turime pasaulinės Žemės dienos išvakarės. Žemės diena yra minima kasmet, kovo 20 dieną, ir simboliškai mums primena, kad Žemė yra viena brangiausių dovanų, kurią mes esame gavę, ir mūsų pareiga ją yra saugoti. Antroji proga yra sukaktis. Šiemet sukanka 25 metai, kaip Nacionalinė žemės tarnyba pradėjo savo veiklą. Tai ta proga ir nusprendėme mums visiems ir Vilniaus universiteto bibliotekos lankytojams padovanoti dovaną istorinių žemėlapių parodą. Ir ją atidaryti noriu pakviesti renginio šeimininką, Nacionalinės žemės tarnybos direktorių Dovydą Petrašką. Gerbiami Seimo nariai, gerbiamas merė, gerbiami svečiai, kolegos. Šiandien norėjau pasidžiaugti ypatingą progą pasaulinės Žemės dienos išvakarėse. Tarnyba tuo pačiu švenčia ir 25 metų sukaktį. Ir tą progą, kaip ir Loreta minėjo, norime pristatyti parodą Lietuva žemėlapiuose. Tai nuo Lietuvos vardo paminėjimo iki šių dienų žemėlapiai pasakoja apie Lietuvos istoriją, skirtingus laikotarpius ir Lietuvos valstybės raidą. Ir žiūrėdamas į žemėlapius kartu matau ir NŽT raidą, kas prieš 25 metus atrodė tolima regimybė, tikslios ribos, duombazės, skaitmeniniai ir automatizuoti sprendimai ar dirbtinis intelektas, šiandien tai yra realybė. Ir per 25 metus yra nueitas sunkus, ilgas ir mano gilių įsitikinimų prasmingas kelias. Kiekvienas mes turime skirtingą vaidmenį, bet mūsų visus vienija bendras pagrindas, tai žemė. Ir žemė yra visų mūsų darbo esmė. Todėl man asmeniškai norėtųsi, kad tokie renginiai būtų ne vienkartiniai, jie būtų nuolatiniai, periodiniai, tokia graži tradicija ir iniciatyva, kur galėtume kasmet susitikti, pasikalbėti apie iššūkius, apie darbus ir įvairiausius darbinius klausimus. Ir pasinaudodamas progą, tuo pačiu noriu visiems padėkoti, kad kiekvienas prisidedate prie geresnės, skaidresnės ir modernesnės žemės administravimo sistemos kūrimo. Tai didelis jums ačiū ir gražaus renginio. Matau ir būrį aplinkos ministerijos kolegų, tai tikrai dėkui, kad atėjot. Ir ministerijos vardu tarti keletą žodžių norėčiau pakviesti daktarę Aušrą Kalantaitę, kuri yra aplinkos ministerijos, kadastro ir erdvinių duomenų politikos grupės vadovė. Prašom. Labą dieną visai auditorijai. Iš tikrųjų, stovėti prieš tą auditoriją visada yra labai didelė atsakomybė. Nes aš manau, kad šiandien ta šventė, kurią jūs pasirinkote tą datą, tai Žemės diena ir Nacionalinės žemės tarnybos 25 metų šventimų jubiliejų, jinai ne šiaip sau sutapo. Tiesiog Nacionalinė žemės tarnyba yra neatskiriama nuo žemės. Tai mes, užaugus ta karta, kuri Nacionalinė žemės tarnyba įsivaizduojam kaip dalį žemės ir jos žmonių sprendimai įvairiais laikotarpiais tikrai įnešė didelį indėlį į tai, ką šiandien mes sukūrėme ir turim. Ir tikriausiai žemėlapiai, ta paroda, kurią šiandien jūs pristatysite, irgi yra neatsitiktinė, nes žemėlapiuose ir yra visa istorija. Matyt, bet kuri valstybė be žemėlapių, jinai be savo istorijos. Bet labai svarbu, kad ką mes paliksim ateities kartom, taigi ta pati Žemės diena. Kaip ateities kartos, ar tik tai ras vietą žemėlapyje, ar vis dėlto didžiuosis tuo, kad gyvena Lietuvoje, švarioje, gyvoje, žalioje, kas yra labai svarbu. Tai šiandien aš jums visiems norėčiau palinkėti tikrai gero laiko. Labai smagu matyti tuos žmonės, kurie daro didelį indėlį, kad Lietuva būtų švaresnė, gražesnė, žalesnė. Ir
labai tikiuosi, kad ateities kartos ras ne tik tai tą vietą žemėlapyje, bet ras švarę, gražią Lietuvą. O tame tarpe ir nacionalinės žemės tarnybos indėlis, jisai tikrai niekur nedingo, nedings, jisai yra. Ačiū Jums visiems, linkiu gero renginio ir pasidžiaugime gražiu pavasariu, Žemės diena ir nacionalinės žemės tarnybos jubiliejumi. Nacionalinės žemės tarnybos vardu tikrai norėčiau padėkoti Vilniaus universiteto bibliotekai už bendradarbiavimą, už suteiktą galimybę čia eksponuoti parodą. Ir keletai žodžių norėčiau pakviesti Vilniaus universiteto bibliotekos generalinę direktorę Ireną Kryvienę. Gerbiamas direktorių, gerbiami, mėly, gerbiamos ir mielos Lietuvos nacionalinės žemės tarnybos darbuotojos ir darbuotojai. Šiandien jūsų šventė. Šiandien jūs švenčiate 25 metų jubiliejų. Gerbiami Seimo nariai, visi svečiai ir visos viešnios. Man nepaprastai didelė garbė šiandien sveikinti su jumis čia, Vilniaus universiteto bibliotekos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre. Na ir šiandien, kaip jau buvo ne kartą minėta, nieko aš naujo negaliu pasakyti, galiu tik pasikartoti, bet kaip žinom, kartojimas mokslo motina. Tai iš tikrųjų yra kelios progos. Pirmoji tai nacionalinės žemės tarnybos sukaktis 25 metai. Ne tiek ir daug atrodo, jeigu kalbėt apie universiteto gyvavimo laikotarpį. Kita vertus, tai beveik sutampa su, truputį mažiau, bet beveik sutampa su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu. Ir tai reiškia ką? Tai reiškia, kad jūs esat tikrieji nepriklausomybės atkūrimo liudininkai, vartydami senuosius dokumentus, besiremdami informaciją, kurią radote senuosiuose žemėlapiuose, jūs atstatinėjot, atkūrinėjot mūsų šalies istoriją per tuos duomenis, kurie yra pateikti žemėlapiuose. Kita šiandien proga, kaip jau buvo minėta, tai yra Žemės dienos išvakarės. Žemės rutulys, kurį turime saugoti, kurio turime rūpintis ir apie kurį turime galvoti šiandien ypatingai geopolitinių lūžių atmosferoje, o taip pat ir klimato kaitos aplinkoje, aprėptyse. Na ir aš suskaičiavau 3 progas. Tai aišku, trečioji tai yra parodos Lietuva žemėlapiuose atidarymas. Žinoma, ši paroda yra skirta tarnybos sukakčiai, jubiliejui, bet visgi tai yra išskirtinis renginys, išskirtinis įvykis. Ir žinot kodėl? Todėl, kad minėti savo sukaktį jubiliejų, parengiant parodą, dokumentų parodą ir ją eksponuojant kaip dovaną jaunajai kartai, nes vis tiek, kaip bebūtų, šitame pastate mokslinės komunikacijos informacijos centre lankosi daugiausia jaunimas, Vilniaus universiteto studentai ir studentės. Tai tokia dovana jiems, tai yra naratyvas, pasakojimas, kuris yra pateiktas senuosiuose žemėlapiuose, kuriuos mes matom čia šitoje parodoje. Jiems pasakoja Lietuvos istoriją. Juos ugdo, juos edukuoja, juos moko pamatyti, kokios buvo mūsų šalies sienos, kaip vadinosi Lietuva, kaip keitėsi ir kokius geopolitinius lūžius jį išgyveno. Ir nežiūrint to, džiaugtis, pasidžiaugti tuo, kad šiandien mes turime klestinčią, iš tikrųjų nepaprastai gerai gyvenančią valstybę su savo labai aiškiam ir tvirtom sienom. Ką norėčiau šiandien paminėti? Šitoje parodoje mes matome įvairiuose atminties institucijose saugomų žemėlapių atvaizdus, kopijas.
Norėčiau pasakyti, kad visiems tiesiog mums priminti, nes tikriausiai žinote visi ir visos, kad Lietuvos atminties institucijose taip pat mes galime rasti nemažai originalių žemėlapių, liudijančių Lietuvos istoriją. Ir 456 metus gyvuojančioje Vilniaus universiteto bibliotekoje, mūsų fonduose, yra pati didžiausia Lietuvoje saugoma žemėlapių kolekcija. Iš viso turime apie 10 000 senųjų žemėlapių. Tai yra didžiulis mūsų valstybės turtas, kuriuo didžiuojamės ir džiaugiamės, bet šiandien ne apie tai, šiandien apie jūs. Tad nuoširdžiausi sveikinimai nacionaliniai žemės tarnybai, kiekvienam ir kiekviena iš jūsų, nes jūs, kiekvienas darbuotojas ir kiekviena darbuotoja, kuriate tarnybos istoriją, o taip pat ir mūsų Lietuvos istoriją. Ačiū Jums už tai. Ir ačiū, kad šiandien atėjote čia į Vilniaus universiteto biblioteką. O dabar pereisime prie renginio dalies, kuri labiau papasakos apie parodą, ką mes norėjome tą parodą papasakoti. Todėl į salės priekį kviečiu savo kolegą ir šios parodos sumanytoją Audrių Gelžinį. O taip pat norėčiau pakviesti Vilniaus universiteto Geomokslų instituto profesorių Algimantą Česnulevičių ir Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentą daktarą Tomą Čeikį. Tai prašom prisėsti ir perduodu jų mikrofoną į Audriaus rankas. Sveiki, ačiū labai už dėmesį ir pristatysite mums. Šiandien, tarkim, prancūzui arba vokiečiui įsivaizduoti, kad Europos žemėlapis arba pasaulinė politinis žemėlapis galėtų būti be Prancūzijos arba be Vokietijos pavadinimo. Tai turbūt sunku jiems įsivaizduoti. Bet mums, lietuviams, tai įsivaizduoti visai nesunku, nes istorija iš tiesų buvo tokių etapų, kai Lietuvos vardo žodžio Lietuva nebuvo žemėlapiuose visiškai. Tai carinės imperijos laikais ir Tarybų Sąjungos laikais, sakykim. Tai šiandien apie tai ir norim pašnekėti su dviem garbingais svečiais. Pristatysiu juos gal kiek medialistiškai. Tai pokalbėje dalyvauja profesorius, habilituotas daktaras Algimantas Česnulevičius. Jo tyrinėjimų sritis – kartografija, geomorfologija, gamtinių reiškinių kartografavimo metodika, kartografijos istorija, geomorfologinis kartografavimas, šiuolaikiniai geodinaminiai procesai ir panašiai. Profesorius yra 5 mokslinių monografijų autorius, 10 mokslinių straipsnių autorius, nacionalinės žemės tarnybos, garbės ženklo kavalierius, 15 metų. Tais pačiais 15 metais mūsų antrasis prelegentas pašnekovas Vilniaus 2015-aisiais Vilniaus universitete pelnė geriausio jaunojo mokslininko apdovanojimą ir rektoriaus premiją už vykdytus mokslinius tyrimus. Tai yra docentas, daktaras Tomas Čelkis. Mokslinių interesų sritis 13-18 berods amžiaus LDK, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinė geografija ir kartografija, LDK istorijos šaltiniai, sausumos kelių struktūros ir susisiekimo tyrimai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinių administracinių struktūrų istorija, taip pat knygų autorius apie Lietuvos sienų sampratos atsiradimą, apie Lietuvos kelių istoriją. Ir šiuo metu rengiantis naują knygą prancūzų keliautojo, kuris keliavo po Lietuvą 15-16 metų. Tai bus labai įdomi knyga. Tai turbūt ir pradėkime diskusiją nuo pirmo klausimo. Gerbiamam profesoriui, kadagi Lietuvos vardas atsirado žemėlapiuose, kartografijoje, kada Lietuva pirmą kartą paminėta pasaulio žemėlapiuose? Na, žemėlapiuose vardas Lietuvos atsirado ne iš karto. Reikia garso. Turbūt girdys. Atsirado ne iš karto, nors Lietuva jau turbūt kaip valstybė egzistavo, gyvavo gerą šimtmetį.
Šiaip tai Lietuva, na, jeigu žiūrėtumėm iš ankstyvųjų viduramžių pozicijų, tai buvo Europos periferija. Na ir kitas labai svarbus momentas, tai kad tai buvo nekrikščioniškas kraštas, o jeigu nekrikščioniškas kraštas, tai gal to ir susidomėjimo didelio nėra. Pirmasis kūrinys, kuriame buvo, na, sakykime, turbūt įvardinta Lietuva, Letonija, Paganis, galima turbūt tapatinti tą vardą su Lietuva, nes iš tiesų jau egzistavo Lietuvos valstybė. Vėlgi tas pavadinimas Letonija gal net ir sietųsi su Latvija, bet ir tos vakarų Latvių, vakarinės Latvių žemės turbūt, sakykime, Baltijos pajūrio tautoms, vokiečiams buvo gal aiškiau žinomos, geriau žinojo ir, sakykime, skandinavai, švedai ir panašiai. Tačiau tas vakarinis pakraštys tai Livonija, ne Letonija. Letonija atsirado kiek vėliau. Tai ko gero galima daryti prielaidą, kad ta Letonija tai visgi. Tai pirmasis Lietuvos paminėjimas žemėlapis yra 1311 metai. Tai prabėgus po Brunono nukirsdinimo, kai buvo Lietuva paminėta apskritai pirmą kartą, prabėgus 300 metų. Taip? Tai Tomo noriu paklausti dabar šitam pirmajame Lietuvos paminėjime, šitam portalone, žemėlapį. Prie mūsų pavadinimo pridėtas toks, epitetas, dar priedėlis, kaip sakyti, ne tai, kad Germaniją matom, Germanija, Vengrija ir panašiai, o prie mūsų pridėta Lietuojinį Paganis. Už ką mums toks, reiškia, apibūdinimas pridėta ir kodėl ir dėl ko? Tai labai diena visiems. Tai pirmas dalykas, reikia šiek tiek apsibrėžti su laiku, kaip aš istorikas esu supratęs, tai vis dėlto tai yra viduramžiai. Tas viduramžių laikas tai yra krikščioniškos epochos laikas. Ir branduolinė klasikinė Europa jinai yra krikščioniška. Ir tą, ką žmonės žino, jiems savi visi ir artimi yra krikščionys. Tuo tarpu, kas yra nebekrikščionys, tai yra kiti. Tokia priešprieša atsiranda. Tai vienas dalykas, antras dalykas, apskritai nepažinus kraštai, kuriuose gyveno nekrikščionys, būdavo irgi vadinami pagonimis. Pagoniškas kraštas. Pagonis tai yra toks barbaro analogas, kuomet galima sakyti, būdavo tiesiog pasakoma, kad tai yra kita visuomenė, nekrikščioniška visuomenė ir tai yra kitokie žmonės, prastai pasakius. Tai dar vis dėlto reikia pasakyti, kad Europoje mes labai mažai buvom tuo metu pažinus, net 15 amžiuje dar mažai žinojom, mes jau buvom pasikrikščėję. Bet vis dėlto braižytojai žemėlapių pagal to laiko praktikas, jie labai dažnai naudodavosi senais žemėlapiais, kuriuos kažkas anksčiau sukūrė, pasitelkdavo prieš savo nosį ir juos dažniausiai perbraižydavo. Todėl dar labai senai sukurti pavadinimai, antraštės būdavo tiesiog perrašomi. Ir gal ne visada tai atitikdavo realų laiką ir istorinę tiesą, bet tam laikui istorijos vėlavimas, faktų vėlavimas, jų iškreipimas tam tikrą prasme, tai buvo visiška norma. Ir tai nebuvo kažkoks sąmoningas elgesys, tiesiog žmonės taip darė. Toks mokslas tuo metu geriausiai kartografavimo buvo. Ir mes galbūt neturėtumėm labai to baidytis, nes vis dėlto tai buvo tokia praktika, kuri buvo taikoma faktiškai visuose kraštuose, netgi tarkim Amerika, kada buvo atrasta, labai panašiai būdavo irgi užrašoma ir vaizduojama, kad tai yra kažkokie vietos pagonys gyventojai arba kitus religijas išpažįstantys gyventojai. Tai pagonybė, tas paminėjimas pagonis, tai reiškia kitatikių, kita religija. Galima sakyti, kad tai yra ir kita religija, bet tai yra apskritai, galima sakyti, ir kitą žmogų, nes viduramžių Europoje, jeigu mes paklaustume europiečio, kas tu esi, jisai nepasakytų, kad aš esu europietis. Jisai pasakytų, kad aš esu krikščionis. Tai va štai tie, kas nėra krikščionis. Ne prancūzas, ne vokietis, krikščionis. Ne, čia vėliau tas atsiranda tas prancūzo suvokimas ar kito tų etnoso grupės, tokio apibrėžimo šiek tiek vėliau atsiranda, 16, 17. Dar įsiterpsiu, pas mus vėliau po paskaitos parodoje pamatysite ir daugiau tų senos kartografijos pavyzdžių, kur Lietuva minima irgi įvairiais lotyniškais, tai Lietuojinį, tai Litepanį ir panašiai, bet visur pridedama pagonis, paganorum, paganį ir panašiai. Tai
Matyt, labai svarbu ir reikšminga buvo pažinėti, kad čia būtent ta pagoniška, reiškia, dėl kryžiaus žygių gal čia kaip agitacija buvo, kokia keliaukit, čia Jeruzalės, dabar čia jūs kryžiuočiai gelbėti pasaulį. Na, turbūt reikėtų prisiminti tuos laikus, kai kryžiuočiai keliavo išvaduoti Kristaus kapo į Palestiną, į artimuosius rytus. Bet pas mus tai nėra to. Na, gavo ten į skudurus, tada vėlgi reikėjo užsiimti tą misiją. Buvo nekrikščioniškas kraštas, tai yra tas naują kryptį. Taip. O tai tas Portolanas, tai profesorius, kur buvo? Jis kaip atskiras žemėlapis atspausdintas ar kažkur tai Jis kaip atskiras. Jis kažkoje knygoje buvo, Jo. kur aprašoma apie kryžių žygius, taip? Kaip atskiras kūrinys. Okay. O iš principo, ką reiškia žodis Portolanas? Kodėl Portolanas, o ne tiesiog žemėlapis? Portolanai tai čia yra ypatingi kūriniai, jie skirti yra navigacijai. Tais laikais pagrindinės kelionės visgi vyko valtimi. Jų upėmis, be abejo, ir upėmis, kurios buvo laivuojamos, bet iš krašto į kraštą, į tolimesnius kraštus buvo plaukiama naudojantis jau jūriniais laivais. Portulanas turėjo tą savybę, kad visa Portulano konstrukcija, metodika, jos sudarimas rėmėsi tuo, kad buvo išvedamos pasaulio kryptys pagrindinės, tos dalyjamos dar į 4 dalis, tos 4 dar į 4 dalis ir iš tų mazginių taškų, čia labai aiškiai matosi, kad vėl yra braižomos linijos, kurios leido nustatyti kryptį ir kas dar labai svarbu, tą kryptį buvo galima suderinti su dangaus šviesuliais. Nakties metu plaukiant buvo galima orientuoti. Bet sakykime, profesoriau, aš dabar šitam Portolane, šitam žemėlapį, kaip pirmą kartą paminėta, pasaulio bamba, pasaulio centras yra Jeruzalė. Taip, ir tas Portolanas, reiškia, pas mus, kaip sako, eina tai brūkšniukai, kaip dabar Google Maps naudojant, pavyzdžiui, kaip man susiorientuoti, kaip čia dažnai tos paganyti to Lituaniją, kaip sako, nuo forto iki forto, mosto į kostą. Čia kokia funkcija, ar realiai atlikusi funkcija tokia, praktinė žemėlapis? Šiaip tai čia reikia turbūt būti 14 amžiaus navigatorių, kad kapitono, kad galėtum susigaudyti. Tai tam tikros buvo subtilybės. Mums žiūrint į tokį žemėlapį tikrai atrodo, kad čia daug ko bereikalingo gal yra ir panašiai. Dar dėl tos pagonybės to noriu paklausti. Tas paganorum, paganis, tai ir Dulcerto žemėlapį, ką matysit parodoje, yra ir paskui Kęstučio Algirdo laikais Gresko išleistose žemėlapis yra iki krikšto. Ir žiūrėk, Lietuva ten Jogaila pasikrikštė, reiškia, Krokuvai, Lenkai pasiėmė iš žmonos, reiškia, princesė, ne, tam karalių Lenkijos. Kitais metais jau čia Lietuvoje visi oficialiai krikštėsi. Nepaisant to, tas pagonybės irgi mūsų parodoje rasit vieną eksponatą, žemėlapis yra Karta Marina. To paprašysiu apie jį papasakoti profesorių, dabar Tomo noriu paklausti. Tai yra praėjus tam vos ne 150 metų po apsikrikštymo, tam žemėlapį tad yra parašyta, kad Lietuva ir pagoniški papročiai. Tai irgi visai normalus dalykas tam laikui, nes kaip ir minėjau, tie autoriai, kurie braižė žemėlapį, ko gero prieš nosį turėjo susirinkę medžiagą, kurioje buvo paminėta Lietuva, kaip pagoniškas kraštas. Antras dalykas, informacija, tai ir toliau jinai nesklido labai greitais tempais ir tie stereotipai vis dėlto susiformuodavo tam tikri. Ir tai naujai šventai, šviežiai pasikrikštėjęs kraštas, reikia vis dėlto tai konversijai, kad jinai vyktų ne vien tik tai dokumentaliai, bet ir žmonių sąmonėje yra reikalingas laikas. Ir tas laikas jis nėra taip paprastai, kaip čia pasakyti, jis gali praeiti, bet vis dėlto žmonių pasakojimuose, tie dalykai jie labai lėtai kinta. Nes vėlgi žemėlapis apskritai tam laikui buvo labai retas dokumentas, labai brangus dokumentas. Ir šitos dokumentus turėdavo tik tai aukščiausi intelektualai. Dabar, kas teikdavo medžiagą tokiems intelektualams, labai dažnai jie teikdavo tie patys keliautojai, diplomatai, kurie išvažiuodavo į kitus kraštus. Ir tie diplomatai, kurie atvažiuodavo čia į Lietuvą, aš galiu vėlgi iš tų pačių kelionių šiek tiek papasakot, kaip jie tą Lietuvą matydavo. Tai vis dėlto jie fiksuodavo kitokius žmonių papročius, kitokį gyvenimo būdą ir skirtinumą. Ir va tas skirtinumas to žmogaus, kurio tu nesupranti, nesimatęs jų gyvenimo būdą, tradicijų, kalbos,
netgi įpročių kasdienių, jau keldavo tą meto žmogui įtarumą tam tikrą. Ir, na vėlgi, žiūrėkime, iškart yra prisimenama, kad tai yra buvęs arba ką tik šviežiai pasikrikštijęs kraštas. Antras dalykas, žmonės dar vis dėlto taip prie Dievos konvencijos nepatyrė. Jie taip eina į bažnyčią, taip toliau, bet vis dėlto kasdienis gyvenimas jis dar yra pririštas prie senų normų, prie senų gyvenimo būdų. Ir visa tai yra regima ir fiksuojama. Nes diplomatai paprastai tie, kurie čia keliaudavo, jie visą tai fiksuodavo, arba jų raštininkai fiksuodavo, tam, kad būtų surinkta informacija parvežta, pavyzdžiui, imperatoriui ir kitos šalies monarchui, kad diplomatinė kanceliarija vėliau ruošdama kitus pasiuntinius juos instruktuotų, kaip šitam krašte atitinkamai reikia elgtis. Tai va, tie dažniausiai keistumai būdavo neįprasti dalykai ir fiksuojami, žmonių charakteris fiksuojamas. Net ir žemėlapis. Be abejo, nes žemėlapis tai yra vėlgi, tai yra pasakojimo būdas vaizdu. Ir labai lengvai yra priimama informacija vis dėlto žemėlapio, nes, na, užtenka, va, štai pažiūrėti ir mes matom pasaulį, jeigu reikėtų mums nupasakoti, kiek mes sakinių pasakytume. Tai štai čia, va, na, šiek tiek to meto žmogus kitaip tą pasaulį suvokė ir dar vieną sakinį pridėsiu prie to, ką jūs prieš tai su profesorium kalbėjot, kaip jie orientuodavosi pagal žvaigždes. Tai va štai visi šitie keliautojai sausumą keliaudami, taipogi dažniausiai žemę keliaudami orientuodavosi pagal žvaigždes. Nes ne visada būdavo galima susikalbėti su vietiniais gyventojais. Bet tai turbūt pagal žvaigždes lengviau buvo susiorientuoti negu pagal tokius žemėlapius. Nes, nu, gal šiaip iš salės, jeigu kažkas turi klausimų, klauskit. Duosiu mikrofoną, aš jų turiu pakankamai. Tai pratęsiant dėl tų žemėlapių pirmųjų. Tai nu, jie iš tikrųjų labiau panašus ne į žemėlapius, bet kažkokius paveikslus, su piešiniais. Vėlgi grįžtų prie to paties Karta Marino, mūsų ir profesoriaus, norėčiau paklausti, tam žemėlapyje, jeigu galime paveikslę tam, ten pripiešta daug visokių jūrų gyvūnų, sausumos gyvūnų, su aprašymais, ką jie veikia, ką jie daro, ten, ir prie Lietuvos, ir visokių, kas čia per žanras toks žemėlapis? Na tai, kaip gerbiamas Tomas sakė, kad grafinis kūrinys tai yra labai puikus informacijos šaltinis. Matome, na, vadinkim, paveikslėlį, matome brėžinį ir iš karto suvokėme, kas yra. Naudojami labai vaizdus informacijos pateikimo būdai. Tos informacijos buvo visokios. Jinai buvo patikrinta, o buvo ir ne visai patikrinta. Olafas Magnusas arba Olafas Didysis buvo Švedijos vyskupas. Žmogus įsilavinęs inicijavo tokio žemėlapio sudarimą, kita vertus vis galvoja ir apie tokį dalyką kaip krikščionybės plėtrą. Jo tas sudarytas žemėlapis toks gan įdomiai atrodo. Jeigu pasižiūrėtumėm ten, kur Lietuva yra, pačiame pietrytinėme kampe nupieštas, nubraižytas sostas, soste sėdi Žygimantas Senasis. Tai krikščioniškas karalius ir taip toliau. Bet yra užrašas Lituanija pagalis. Tai vėlgi reikia manyti, kad tuo metu 16 amžius visgi Lietuvoje to nekatalikiškumo apraiškų tikrai buvo daug. Pagonybės apraiškų tikrai buvo daug ir papročiai. Net ir 19 amžiuje Žemaitijoje dar buvo tų tradicinių tokių papročių, kurie yra siejami su... Iš salės tada vieną klausimą, aš turiu su savo klausimus. Tai kadangi tie pirmieji viduramžių žemėlapiai, jie reiškia, nu, truputėlį kitokią atliko funkciją, ne tą, kur mes dabar žemėlapių įsivaizduojam, tokia pagrindinė paskirtis. Tai tie žemėlapiai vėlgi turėjo labai įdomų savo vienu metu populiarų žanrą, tas alegorinis žemėlapis, turiu galvoje Europą karalienė, Europą regina, dar vadinama, tai reiškia moters pavidalų nupiešta Europa. Nu ir jinai mums įprastai Europos žemėlapį mes taip matom, bet truputį paversta, kad Ispanija būtų, reiškia, kaip galvoja su karūna, kūnas, tai čia visa Prancūzija, Vokietija ir panašiai. Ir tam alegoriniam žemėlapį, viduramžiuose, reiškia, ant suknelės tos yra Lietuvos vardas uždėtas. Žodis Lietuva yra. Kaip iš principo atsirado, Tomo gal paklauskim, kodėl tas žemėlapis, pradėkim, kodėl ten moteris? Čia gali būti labai įvairių dalykų, nes senojo pasaulio žmonėms daugelis dalykų turėjo būti papasakoti ne abstrakčiai, kaip mes dabar pratę, nes mes labai abstrakčiai mąstom. Senojo pasaulio žmonėms daugelį dalykų reikėjo papasakoti daiktais. Dėl to būdavo piešiami tie daiktai, vaizduojama kažkokia tai būtų išreiškiama net labai didžiulė abstrakcija per daiktą, kad
žmogus ne visada raštingas, ne visada daug pasaulio matęs, pasižiūrėtų į tokius daiktus ir per analogijas jam būtų paaiškinta. Yra ne vienas aiškinimas, kodėl moteris ir kodėl apskritai moters vardas moters simbolis pasirinktas Europoje. Vienas yra kuris sako, kad vis dėlto tai imperatorius, Šventosios Romos imperatorius tokiu būdu tarsi simboliškai parodė, kad Europa yra jo žmona. Europa jis tai yra tarsi vedęs. Jis yra imperas, jis yra aukščiausia valdžia. Tai yra vienas paaiškinimas, čia toks samprotavimas. Kitas dalykas, kitas pasakojimas, tai yra tai, kad apskritai Europos vardas yra kilęs juk iš graikų mitologijos. Mergina, kuri buvo vardu Europė, ir Finikijos karaliaus dukra, princesė, ją pagrobė Dzeusas. Įsimylį pagrobė pasivertęs baltų jaučių. Ir tas Europos pagrobimas, ta simbolinė visa kalba, neva paskui per mitą sukuria Europai vardą. Vienas gal tokių stipriausių aiškinimų. Ir mes matom moterį. Mes matom moterį ir vėliau apsigyvena Kretoje ir taip toliau visą istoriją. O jaučiu? Ne, jis atvirsta vėliau, jis susilaukė Dzeusas susilaukė 2 sūnų, bet kadangi jis yra Dievas, jis negali gyventi žmonių tarpe, bet meilė vyksta. Tai štai, bet kurio atveju tai yra moters simbolis ir reikia nepamiršti, kada tas žemėlapis vėlesnis yra sukurtas, jis yra sukurtas Renesanso laiku. Renesanso žmonės pradeda kitaip mąstyti, jeigu krikščionys mąstė labai kolektyviškai ir jų visas žvilgsnis buvo į Jeruzalę ir iš Dievą, tai tuo tarpu Renesanso žmogus atsiverčia ir pažvelgia į senąjį pasaulį, į antiką. Ir va štai tie visi mitai, senosios legendos, jie pamažu yra sugrąžinami. Jie pamažu sugrįžta su Renesansu. Ir tokiom formom, taip, tikriausiai. Vienas tokių aiškinimų yra, kad variantas, kad tokiu būdu kartu su Renesansu gimsta traktatas, kaip toks dalykas, interpretacija. Nes viduramžių epochoje dažniausiai nieko iš savęs nesistengdavo perpasakoti, sukurti, reikėdavo perpasakoti kaip Dievo duoda. O čia Renesanse atsiranda galimybė pačiam sumastyti ir žmonės pradeda kurti įvairias naujas formas. Tai galbūt tai irgi inspiravo. Tai tie alegoriniai žemėlapiai vienu metu buvo už jos mada. Ir jos paaiškėjo, paprašyti profesoriaus paliudyti, ne tik tai tas Merkatorius ar kas tai buvo paaiškėjo, bet ir kiti kartu, kas tuos žemėlapius paaiškė, kur jos naudojo, kaip jos darė. Šitie žemėlapiai daugiausia atliko tokią ideologinę, vadinkime, funkciją, kaip labai gerai pastebėjo Tomas, tai akivaizdžiai matosi, kas yra kas. Kodėl, sakykime, apversta, pasukta Europa taip, kad Ispanija atsidūrė viršuje. O turbūt gilias tradicijas turintis katalikiškas kraštas. Lygiai taip pat Italija, Romos miestas ir taip toliau, arčiau galvos visą tai yra. Na, o pagonis virtuvėje jau padalkose atsidūrė. Na, turbūt taip, nes tas visas aiškinimas visgi buvo europocentristinis aiškinimas, o tas europocentrizmas ėjo turbūt pradžioje iš pietų Europos, po to iš centrinės Europos. Tai taip mus pieždavo Europos kartografai, italai, Ispanija, ne? O dabar norėčiau jau priartėti prie mūsų pirmojo, mūsų žemėlapio, lietuvių, kaip sakyt, mūsų pačių sukurto žemėlapio. Koks tai buvo žemėlapis, kaip jis atsirado, kodėl jis atsirado ir po to dar pažiūrėsim gal čia kokios žadano pirmųjų. Tai jums klausimas. Ar jums abiems? Taip, profesorių gal jūs. Na, čia aš taip suprantu, turime omenyje Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlio 1613 metų žemėlapis. Tai yra tas Renesanso šedevras. Bet Lietuvos teritorijoje ne visai lietuvių, bet sakykime Lietuvos piliečių prieš tai buvo sukurti žemėlapiai, Lenkai kūrė, sakykime, Golodeckio žemėlapis, kuris atsidūrė išleistame Bromo arterijaus atluose.
ir dar keletas kitų buvo Devetano sudarytas žemėlapis. Na, daugiausia jos visgi darė ne lietuviai. O va štai Našlaitėlio žemėlapis, tai būtų, sakykime, tas autochtoninis gimęs mūsų valstybėje ir mūsų žmogaus. Kodėl jo reikėjo to žemėlapio? Šalis iš tiesų buvo didelė, labai didelė, tai vienas dalykas, ir jai administruoti reikėjo tos informacijos, kas yra kur, kiek ko visko yra ir panašiai. Kita vertus, pats Našlaitėlisgi buvo vienas iš turbūt labiausiai išsilavinusių to meto Lietuvos piliečių. Studijas jisai baigė Vilniaus universitete, po to studijavo Vokietijoje, po to studijavo Italijoje, matė daug pasaulio, buvo nukeliavęs ir į Egiptą, ir į Palestiną. Parsivežė net tų žmonių. Parsivežė įvairių dalykų, kita vertus parašė įspūdingą knygą apie tas visas keliones, taigi rodo, kad tai buvo iš tiesų puikiai įvaldęs daugelį dalykų žmogus. Jis kai tiek daug keliavo, kada jis turėjo laiko braižyti žemę? Na, turbūt pats jisai jau nebraižė. O kasgi braižė? Na, buvo toksai dvaro dailininkas Tomas Makovskis. Tai Makovskis žemė? Na, sakykime taip, techninį darbą atliko Makovskis, bet reikėjo iniciatoriaus, reikėjo žmogaus, kuris finansavo šitą projektą. Tai visgi, sakykime, vadas, vadovas, tai tikrai buvo Našlaitėlis. Radvila. Gerai, dabar tokiam žemėlapiui nubraižyti tais laikais, 17 amžiaus pradžioje, 16 galas, ne, tai be kompiuterių, be šiuolaikinių techninių priemonių visų tą dalyką padaryti, kaip reikėjo surinkti duomenis? Tomui klausimas, kaip parengiami buvo tokie žemėlapiai, kas rinko tos matavimus, kas atliko, matininkai, pakamorės? Čia toks gana nelengvas klausimas, nes vis dėlto darbas tai būdavo labai kompleksinis. Reikia nepamiršti vieną dalyką, kad vis dėlto mes turime didžiulį tokį vaizdą su vietinėm administracijom ir panašiai. Ir ta valstybės teritorija, jos sienos, valstybės teritorijos dokumentavimas, tai nenutiko taip, kad vieną dieną buvo tiesiog aprašyta. Vis dėlto valstybės sienų delimitaciniai procesai vyksta nuo Vytauto laikų. Mes turime aktus, mes turime Melno sutartį 1422 metų, kur pirmoji faktiškai yra tokia aiški sienos linija nubraižyta. Kitaip nebuvo tų sienų, ten tiesiog buvo abstrakcija. Toks suvokimas, kas maždaug kam mokesčius moka, kiek ir tos teritorijos priklausomybė yra. Toks feodalinis ryšys per asmeninius santykius ir ryšius. O čia jau šita dokumentacija, vėlgi nuo 15 amžiaus pirmos pusės jinai buvo kaupiama. Ir jau tuo metu tie, kas sutartis ruošdavo, parengtinę medžiagą archyvuodavo, jo kanceliarija veikė, archyvas formuojasi. Visa šita medžiaga jinai buvo. Plius 16 amžius, vėlgi čia taip pabiškį prieisiu. 16 amžius, kas nutinka. 16 amžiuje yra anksčiau valstybės branduolys viešasis gyvenimas formavosi pačiam centre, aplink valdovo dvarus. Bet vėliau pridaugėja gyventojų ir jie visi sklinda į pakraščius, užiminėja naujas žemes ir atsiremia į sienas. Tas numanomas dar sienas. Ir va tie pasienio valstiečiai, kurie ten gyvendavo, jie faktiškai ir kūrė tikrasias sienų linijas, jie jas stumdavo. Peržengdavo, iš kitos pusės kiti peržengdavo. Ir netgi yra fiksuota pirmajam Lietuvos statute toks gražusis reiškimas paprotinis, kaip yra sukuriama žemių riba. Ten, kur kirviai susikirs, ten ir bus riba. Reiškia, kertamas miškas iš vienos pusės, iš kitos pusės ir taip atsiranda susidūrimas. Čia kaip šis laikas. Iš tikrųjų, labai praktiška, bet tuo metu tai buvo teisėtas būdas. Ir štai tokiu būdu šita informacija apie tos valstybės sienas jinai būdavo atnaujinama ir atsiranda komisarai. Komisarų darbas būdavo nuolatos tikrinti sienas, ar jos teisingai, ar jos nesunaikinti riboženkliai, nesunaikinti ženklai, ten būna dažnai fiksuojama, kad ten koks nors yra valstietis, kuris, išdaužė, pavyzdžiui, ženklus, išlaužė. Baudą duodavo? Mirtis. Už bet kokio, netgi privataus sklypo nuosavybės ribos ir ženklo sunaikinimą, mūsų paprotinėje pagonių teisėje ir vėliau krikščionių buvo skiriama mirtis, nes lietuviškoje teisėje privatinė nuosavybė buvo nepaprastai saugoma.
nepaprastai saugoma. Aišku, ne visada tai buvo padaryta, bet skelbiama, kad yra griežčiausia, labai saugoma. Tai va, tai štai visi šitie procesai, jie kūrė dokumentacinį pluoštą. Tai yra vienas dalykas, ką mes turim kontūrus. Antras dalykas, tai yra vis dėlto vidinė administracija. Atsiranda 1564-66 administracinė teisminė reforma. Po krašto pasėjami pareigūnai, jie veikia savo krašte, vėlgi yra kaupiama teismų medžiaga, įvairios bylos nagrinėjamos ir panašiai ir panašiai. Ir visa šita medžiaga kažkokiu tai būdu, matyt, našlaitėliai, neeilinis žmogus buvo. Jam pakliūna į ranką, jis gali prieiti prie šitos medžiagos, kad paskui autorius panaudotų. Tai yra kūrėjas, aš turiu omeny, tas jau techninis darbuotojas. Bet čia dar aš pridėčiau kitą dalyką. Labai yra svarbu, kad atsiranda toks žmogus kaip našlaitėlis, kuris suvokia, kad reikia turėti žemėlapį. Nes kiti jo klasiokai tuo metu turbūt medžioklės ir papuotas duodasi, ne? Galimas variantas, visokių, kas vienuolis buvo, kas į puotą važiavo. Bet esmė yra štai tokia. Ir čia labai yra svarbu, kad jisai suvokė, kad renesanso žmogus, jisai suvokė, kad žemėlapis tai yra vizitinė kortelė. Tai yra šalies vizitinė kortelė. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, žiūrėkime, aš dažnai akcentuoju, šiuo atveju tą patį padarysiu. Mes turime žemėlapį 1613 metų. 13 metų, reiškia. Ir pažiūrėkime, kokia tai masto ir kokiamis sienomis pavaizduota teritorija. Jinai yra pavaizduota Vytauto laikų teritorija. Ne ta teritorija, kurioje tuo metu jie gyveno, jinai 14 amžiaus, vėliausiai 430 metų teritorija. Ką tai reiškia? Tai reiškia politinę programą. Elito politinę programą atstatyti valstybę iki Vytauto laikų sienom, nes Vytautas buvo etalonas. Visas elitas žvelgėsi ir dairėsi į Vytautus ir netgi Radvilijanoje, taipogi Radvilos, yra kūrinys, toks gana poetinis, prieš Oršos ir Mūšį, jeigu iš gerai dabar pamenu, kur Vytautas susapnuoja Radvilai ir Vytautas jį drąsina prieš Mūšį. Jam paaiškina, kaip taktika ir kokią reikia, reiškia, kaip jie atsižvelgia į auksinius Vytauto laikus. Tai štai va čia šitam žemėlapį mes matom tas aliuziją į tai. Tai čia iki duos siūras, kompiuterį nekalba. Taip. Tai ten mažiau jau buvo, bet pagalvokime kitą, kokią šitą žemėlapis, kokią žinutę nunešė. Pavyzdžiui, prancūzas, kuris jau pasižiūri tokį žemėlapį, jis gal ir galvojo, kad Lietuva tuo metu iki Juodosios jūros. Na gerai, našlaitėlio žemėlapis pirmas lietuvių mūsų, kaip sakyt, nuosavas žemėlapis, bet man atrodo, kad nuopelnų prie šito žemėlapio yra prisidėję nemažai nacionalinė tuo metu, Pakamorės buvo, ne? Ir galvoju, Valakų reforma. Žygimanto Augusto mama, Bona, ne? Savo sūnų, kaip tokią dovaną, sugalvojo apskaityti, suskaičiuoti jo dvarus, kad būtų teisingai renkami mokesčiai, kad būtų tvarka vienu žodžiu įvesta. Tai kaip ten iš tiesų yra? Ar žemėtvarkininkai atlikę Valakų reformą, suskirstė tuos, reiškia, Valakus tris, ne? Prisidėjo kažkiek prie šito žemėlapio atsiradimo. Duomenų rinkimo požiūriu gal ir prisidėjo, bet aš taip visiškai pilnai suabsoliutinti nenorėčiau, nes tos teritorijos, kurios buvo išmatuotos, tai buvo bendrai įmant apie 20–30% tos bendros teritorijos. Tai kaip specialistai jie galėdavo padėti, bet iš kitos pusės reikia pažiūrėti, tas virtuvė, kai būdavo ruošiama žemėlapių medžiaga, tai būdavo išties išsiunčiamos grupės žmonių, kurie iš centro gavę įgaliojimus, atvykdavo kur nors į pakraštį ir sakydavo, mums reikia apžiūrėti, mums reikia surašyti. Ir vietinis seniūnas arba kitoks pareigūnas juos veždavo, jiems aprodydavo, jie užsirašydavo visą tai. Ir ta medžiaga yra sakoma, kad galbūt pasitarnavo ir Valakų reformos medžiaga, kodėlgi ne. Nes jeigu jinai yra. Užfiksuojam, žemėtvarkininkai prisidėjo prie Radvilo našlaitėlio žemėlapio atsiradimo. Dabar dar žemėlapis našlaitėlio. Profesorius nori paklausti. Jis, kaip suprantu, buvo Europos kartografų plagijuojamas, kopijuojamas, naudojamas. Apie 200 metų. Net 200 metų. Apie 200. Kaip ten jie jį naudojo? Girdėjau, kad ir protokolų. Šiaip tai nusirašinėjimas, tai turbūt yra senas dalykas. Nusipaišymas irgi senas dalykas. Reikia prisiminti tai, kad žemėlapiai
kol dar nebuvo išrasta spauda ir net išradus spaudą dar ne iš karto, jie buvo tiražuojami braižant rankomis. Tai, kaip gerbiamas Tomas sakė, dažniausiai būdavo taip, kad pasidėtas senesnis žemėlapis, o aš dabar kuriu čia naują žemėlapį ir perkeliu tą visą informaciją. Radvilos žemėlapis tiems laikams buvo pats tiksliausias, vadinkime, vidurio Europos žemėlapis. Nes jeigu taip geografiškai žiūrint, taigi mes esame, mesgi turime Europos centrą. Tai ir ta visa LDK teritorija irgi turbūt priklausytų jau centrinė Europą. Tai ir mus plagijavo, kopijavo net 200 metų. Ne mes europiečius, bet sakyti iš mūsų. Vėlgi tas žemėlapis, unikalumas jo yra tai, kad jis buvo sudaromas pagal naujas tuo metu pažangias metodologijas. Matematinį pagrindą žemėlapio sukūrė matematikas škotas Jokūbas Volskra. Jis dėstė tuo metu Vilniaus universitete, dirbo, dėstė matematiką ir sukūrė iš tiesų tą tinkamą pagrindą perkelt vaizdą. Kita vertus, kaip minėjo Tomas, kad žemėtvarkininkai visgi vykdydami tą Malakų reformą buvo sukaupę duomenų. Tie duomenys tai buvo toks tarytum skiautinys, nes šitie duomenys, tie visi matavimai buvo daromi valdovo žemės. Tai išsimėtė tie dalykai, bet kita vertus tai buvo jau daug tikslesnis vaizdas. Ne vien tik tai akinė nuotrauka, bet taip pat ir matavimai, kuriuos galima jau siekti su realija. Jau buvo tuo metu, tiesa, universitete nebuvo įsteigta, dar nebuvo įkurta astronomijos observatorija, bet jau buvo tokie, vadinkime, daugmaž mobilūs prietaisai leidę nustatyti geografinės koordinates. Nedaugelį vietų, bet jos buvo nustatytos. Ir tai vėl užtikrina žemėlapio tikslumą. Na gerai, tai dabar pakalbėjom apie aukso amžių, apie Lietuvos vardo aukso amžių žemėlapius. Kai ne tik tai mūsų europiečiai piešia, bet mes apie save nusipiešime, mus net plagijuoja ar kopijuoja. Nu ir dabar pasišnekėkime apie liūdnesnius laikus, kaip 3 okupacijos Lietuvos, tai vadinami padalinimai, kartu su Lenkija, valstybė išsidalino kaimynai, ir kaip tas vardas Lietuvos po truputį išnyksta žemėlapis. Gerai, Vienos kongresas, kuris, kaip sakyti, uždaro tą visą etapą ir atveria naują laikotarpį, suformuoja naują tvarką Europai. Vienos kongrese, pagal jį jau patvirtinamas galutinis Žečpospolitos padalinimo planas, kurį pamatysi pas mus parodoje yra Džono Kerio žemėlapis. Jis pieštas 1825 metais, tačiau gerokai po Napoleono, bet ten irgi labai detaliai tiesiog, kiek po truputį tą piragėlį klausimą panašiai. Kaip tas Lietuvos vardas dingsta žemėlapį? Profesorius. Paskutinis žemėlapis, kuriame buvo įvardinta Lietuva kaip po tokia, tai buvo 1800 metai, jau okupuoti esame, buvo sukurta Lietuvos gubernija. Litovskija gubernija. Ta Lietuvos, šitas žemėlapis yra parodoje. Tai šitas žemėlapis apėmė Žemaitiją, apėmė dalį Lietuvos, etnografinę Lietuvą. Iš esmės į pietus ėjo iki Brestonas. Gardinas buvo. O po 8 metų, 1808 metais, įvykdyta administracinė reforma ir nebeliko. Lietuvos liko Kovenska gubernija, Vilenska gubernija, Grodninska gubernija. Lietuvos vardo nebelieka žemė. Ir kuriam laikui? Iki 1990 metų, kada Antanas Macijauskas ne visai legaliai ėmė ir sudarė lietuviškai latviško krašto žemlapį. O kas tai yra kartografinis kūrinys? O yra toksai kūrinys, dar tada galioja spaudos draudimas. Tai yra žemėlapis, kuris buvo sudarytas lietuvių kalba. Čia apie tai, ką mes čia visą laiką šnekame, tai žemėlapiai buvo lotyniški, buvo vokiški, buvo lenkiški, buvo rusiški, lietuviškų nebuvo. Pirmasis lietuviškas žemėlapis, pritemptai galima įvardinti žemėlapiu,
tai buvo publikuotas 1876 metais Mažojoje Lietuvoje, lietuvių kalba buvo. Tai čia tais knygnešių laikais, kai kontrabanda balionais per Nemuną veždavo, reiškia, Tai žemėlapis, jau buvo leidžiamas ten toksai periodinis leidinys, nusidavimai krikščionybės, apie krikščionybės prasiplatinti. Tai kontrabandistam reikėjo. Ir Erdvinas Švelnius, misionierius, buvo nukeliavęs į Pietų Afriką, protestantizmo religiją plėsti ir savo įspūdžius aprašė ir įdėjo rankraštinį žemėlapį, kuris buvo lietuviškas žemėlapis. Tai yra visi užrašai lietuvių kalba. Iki tol nebuvo. Sakykime, Didžioji Lietuvoje, tai va pirmasis tas kūrinys, Antano Macijausko sukurtas kūrinys, jis buvo atspausdintas Peterburge. Caro ochranka per vėlai apsižiūrėjo, tai dalį tiražos sugebėta išplatinti. Prasidėjo teismai, po to, 1904 metais, žodžiu, lietuvių kalba įgavo oficialų. Tai artėja pirmas pasaulinis karas ir Lietuvos tas žodis Lietuva, tas vardas Lietuvos žemėlapis, o kalasi vėl kaip iš nuos daigelis, visokiais būdais, net ir kontrabandų. Ir pirmas pasaulinis karas nuvinėja per visą pasaulį, taika, 1914, praeina tas visas baisumas tų karų. Vilsono 14 punktų, Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Vilsono tuose punktuose jau atsiranda keli punktai, kad reiškia Austrijos Vengrijos imperijos tautos turi teisę savo valstybės steigti, man atrodo, Belgija paminėta, Lenkija atkuriama, Lietuva dar nepaminėta. Bet tais laikais atsiranda mada tų etnografinių kalbinių žemėlapių. Kas čia per žanras? Kas čia per žanras, kam tokie žemėlapiai reikalingi, kokia buvo funkcija ir ką su jais darė? Idėja, kad Lietuva turi būti nepriklausomas kraštas, tai turbūt gimė Didžiajame Vilniaus Seime. Jau jinai buvo įvardinta 12 metai, 1912 atrodo metai. Tokiu laiku. Na ir tada buvo pradėta galvoti apie tai, kaip taip sakant, įteisinti tą dalyką. Na ir čia daug prisidėjo ponas Paršaitis. Jis tuo metu rezidavo, gyveno Šveicarijoje, ėmėsi ir pats vykdė tyrimus, kita vertus naudojosi įvairia jau publikuota informacija ir 1918 metais sudarė Europos kalbų žemėlapį. Šitas žemėlapis buvo naudojamas po Pirmo pasaulinio karo, kai vyko valstybės sienų braižymas. Tik pagal etnografinius kalbų žemėlapius buvo braižymas sienos, galima sakyti, kažkuria prasme. Tiesiog tai buvo argumentai. Bet tų argumentų visi turėjo turbūt lenkai piešdavo, danai piešdavo, lietuviai kitaip. Ir kaip tada? Čia reikėtų paminėti Daumanto Dzimidavičiaus žemėlapį 18 metais sukurtą ir jis turi, taip sakant, įkarpose įdėta, kaip atrodė apskritai Lietuvos teritorija, tai yra nuo jūrų iki nuo Marių iki Marių ir kaip jinai keitėsi 17 amžiuje. Ir mes jį turim parodai šitą žemėlapį. Tai Friedrichseno vokiečio sudarytas žemėlapis už lietuvių pinigus greičiausia irgi, tam reikėjo tiesiog argumentų, grafinių argumentų tam, kad būtų galima įteisinti šalies laikymą. Taip, ir atsidurėm tarpukario Lietuva, smetoninė Lietuva, Lietuvos žemėlapiai tuo laikmečiu. Lietuvos vardas tuo laikmečiu, jis jau atsiranda politiniam Europos žemėlapį, greta visų kitų valstybių. Kuo tas periodas įdomus, ką mes apie jį galėtume pasakyti? Tai sienas galbūt, rytinė mūsų siena dabar, kur matom, išstatyta ne tik tvora, suspygliuotom dalom ir panašiai, žinai. Čia naujausių laikų. Klasika. Čia litvinizmo tema, bet ją gal pareikim kitam kartui turbūt, ne? Ir atsidurėm šiandien atkurta Lietuva, pagal tas sienas, kur buvo Lietuvos TSR, vadinamos tos sienos, turim ją tokią, turim dabar žemėlapius ne tik popierinius,
bet ir geoportalą, ir Google Maps, ir visokius kitokius skaitmeninius sprendinius. Koks Lietuvos vardo, kokia vizija, likimas tuose naujosiuose žemėlapiuose, naujoje kartografijos, naujų laikų kartografijos, koks jis gali būti? Kaip jūs, kaip mokslo žmonės, istorikas, geografas, įsivaizduojate? Kol egzistuoja politinis darinys Lietuva, tai tol žemėlapiuose tikrai bus šitas vardas. Gerai, kad esame Europos Sąjungoje, tai kas dabar vyksta pasaulyje, čia tokie gan keisti tie dalykai darosi ir tos pretenzijos, teritorinės pretenzijos yra keliamos visiškai be jokio pagrindo vieni kitiem tarnauti. Na, manykime, kad kol bus lietuvių, Lietuva bus išlaikyta. Žemėlapis išliks pavadinimas Lietuva. Tomai, tada dar patikslinsiu šitą klausimą. Jūs žinote, kad apskritai samprata apie sieną atsirado rytautinėje Lietuvoje, ne? Dabar pažiūrėkime, pas mus, pavyzdžiui, siena su Latvija arba su Lenkija. Tai ji ant popieriaus kažkur ar ten Google Maps nėra, bet realiai važiuoja tu, ir nepastebi to. Kitas siena, pavyzdžiui, Baltarusija, nu tai jau pastebim, kaip sakytumėt, iš labai pastebim. Kaip čia tos sienos gali kisti ir sampratos kisti tų sienų? Visa Europa, pavyzdžiui, vidurio sienų, bet kažkur mes Berlyno sienos. Čia labai sunku ir pasakyti. Geopolitika tai yra vadinama mirusios sienos. Ir mes čia galim pasiieškoti labai daug visokių mirusių sienų, mes savo istorijai turim, pavyzdžiui, Klaipėdos krašto galim mirusią sieną įsitraukti, galim įsitraukti Lenkijos užimto Vilniaus sieną, kuri buvo sukurta. Jinai kaip tokia atminties vieta, jinai funkcionuoja. Tai Čepieras Nora yra sukūręs su savo kompanija tokią koncepciją kaip atminties vietas valstybėje. Tai atminties vieta tai nereiškia, kad tai yra geografinė vieta. Atminties vieta tai yra žinia apie šalį, per kurią gali prieiti prie šalies istorijos ir prie šalies atminties. Tai štai, tai kiek mes atsiminsime tas sienas, jų gal fiziškai nėra, bet kiek mes atmintyje saugosim, kaip savo tapatybės simbolį, kiek šita siena gyvens, kaip atminties vieta. Čia lygiai taip pat kaip ir kitus dalykus, kuriuos mes irgi, jie taip taktinių pavydalų gali neegzistuoti, bet kaip atminties vieta mums gali būti labai reikšminga. Sukaktis, data ir taip toliau, bet mes turim laiks nuo laiko tai atnaujinti minėjimais, šventėmis ir panašiai. Taip, tai yra tas puoselėjimas. Tai va štai tas sienų saugojimas, jisai nebūtinai reikia jūsų šaudyti, čia aš turiu omenyje apie vakarinės sienas, nebūtinai ten su kuoliukais apkalot ir taip toliau. Bet kiek tai bus sąmonėj gyva, kiek jos gyvena. Tai čia, daugiau mažiau su tuo gal reikia surišti, nes nuo to priklauso mūsų teritorinė tradicija. Mes turim turėti suvokimą, kad egzistuoja teritorinė tradicija, kad tai nėra, kad valstybės teritorija tai nėra sklypas. Tai paprastai pasakė. Tai ačiū. Tai reziumuojant, Tomai, jūs galima sakyti, kad palinkėkim, kad būtų daugiau mirusių sienų, taip vadinamų, kurios neskiria mūsų žmonės tarpusai, bet Lietuvos vardas išliktų, mes jį puoselėtumėm ir jis būtų kartografiniai medžiagai. Tai ačiū visiems už dėmesį, sutilpom laiką ir dar esu pareigotas informuoti, kad po mūsų šito pokalbio galite apžiūrėti parodą, kas neapžiūrėtų, o kas apžiūrėti galime antrą kartą tai padaryti. Jau po šito pokalbio galime atrasti naujų detalių, naujų pastebėjimų tuose daiktuose, kurie tam padėti. Ir po to pakviesti, pabendrauti tarpusai prie kavos puodelio. Taip? Kavinės teritorija yra iš tikrųjų drąsiai, kavinė ten yra kavos, o paroda yra foje. Tai tikrai labai ačiū už įdomią paskaitą ir prašom apžiūrėti parodą.